Kaip aš Original LT išauginau per metus iki 1 milijono eurų apyvartos. Čia buvo 22 metų gale. Realiai mano žemiausias taškas finansiškai, nes jokie projektai neišvažiavo. VMI dar pasileidau ten baudų, nes PVM nesusimokėjau, nesižiūrėjau. Čia šiaip labai dažna klaida, kur matau, ką daro. Sužiūrėkit, žodžiu, PVM, jeigu pradedat. Bet žodžiu, sėdėjau šiknoj, net ėjau pas savo draugą į agentūrą dirbti, nes nebetikėjau, kad galiu sėkmingai verslą išauginti. Turėjau originalų parduotuvę ir bandžiau kažką ten kabinti. Kol netradau vieno modelio, kuris viską pakeitė. Tai yra suras produktą per AdScraperius, kuris trendina užsienį. Tai yra, kurio adsai renka virš 500 laikų. Paimti to USA konkurento webą, adsus, viską išsiversti į lietuvių kalbą ir pasileisti. Čia tiem, kas domisi e-commerce arba dropshippingu, manau, nieko naujo neišgirdot, bet kas leido man tai išauginti iki 1 milijono eurų apyvartos per metus, yra sistematizavimas ir delegavimas. Pamačiau vieną sistemą, kuri veikia ir sakau, davai skeilinam, samdom darbuotojus ant to, išrašome SOPs, sudėliojam sistemą. Mūsų tikslas buvo kuo greičiau ir kuo pigiau ištestuoti produktą. Tai mes gavosi, kad testuodavom po 10-20 produktų per dieną. Tas tiesiog išskeilino mūsų tą projektą. Dabar aišku, tai labai abejoju, kad veikia, toks jau dropshippingo modelis neveikia, arba manyčiau labai sunku būtų išjudinti tokį, ypač pradžioj. Bet pats principas, kad rasti, kas veikia ir tai tiesiog daug kartų atkartoti, visą laiką veikia ir visą laiką veiks. Tai galite irgi tiesiog atkartoti pas save tai.